Andrai. Ir jisai lieka čia tarp metalo. Atsargiai. Sveiki, naujas mano klipas. Šiandien pasakosiu, kaip ardau X5, kiek iš jo galima uždirbti. Nupirkau tokį verstą daužtą suvartytą. X5, 26 metų, 3 litrų, 100 kW. Ir pažiūrėsim, kiek iš tokio laužiuko galima surinkti pinigų. Biškį parodau. Jau užsitraukėm, užsikėlėm ant traliuko. Va, toks buvo virtimas, daug visko nukentėjo. Bet manau vis tiek dar yra iš ko surinkti čia pinigų, nors atrodo, kad visiškai beviltiškai. Bet būtų įdomu net užvest, nors apačia rodo, kad užvedimas dar nelabai galimas, nes tepalų nelabai yra. Žiūrim toliau, kaip seksis, kiek čia surinksim pinigėlių iš tokio lavonėlio. Nu ir ta proga, kad paskutiniu metu kažkaip visi virsta ir nesiseka su mašinam. Dar vienas mersiukas. Tai yra dar vienas mašiniukas, šį kartą Mersas, ML-as, 2.7 variklių. Tai tą progą turbūt padarom tą patį. Paskaičiuosim, kiek galima ir iš tokios mašinos uždirbti. Ar ką galima su jie įdomus nuveikti, galbūt ir kontentui kažką pakonstruoti. Žodžiu, šitas virtimas irgi nelabai sėkmingas. Tai yra netgi žymiai nesėkmingesnis, nes ten dar atrodė kaip ir viskas okei. Bet ir vienu ir kitu atveju žmonės išgyveno, liko sveiki, nu, sąlyginai sveiki buvo, gal truputį lūžių ten apie brozinimų, bet po tokio virtimo, sakyčiau, tai čia yra labai gerai, nes atrodo, kad čia galima buvo ir neišgyventi. Tai vat vairuotojo vietoje vienas žmogus važiavo, tai vat ir liko dar palyginus sveikas, viskas okei, sakyčiau, nes vat su šita vieta, tai va čia yra, jeigu čia būtų buvęs žmogus, sakyčiau, su galva galėjo būti kažkas panašaus. Tai va toks įdomus pikapas, jeigu galą nupjovus. Ir šiaip žiūrėsim, ką čia galima su juo nuveikti. Šiaip jisai va užsivedė ir užvažiavo ant tralo pats, tai pažiūrėsim, gal galima padaryti, kad jisai pilnai būtų važiuojantis, bet neatstatinėsi, aišku. Žodžiu, kuriam mersiuką važiuojam. Slapukas. Visokie garsai. Žodžiu, kai kūrėm, dirželis buvo prispaustas. Čia krenta kažkas. Dirželis buvo prispaustas vienas škyvas. Tai lūžo škyvas, dirželis nukrito. Nu, bet nenorėjom tiesiog su šitą gervę traukti, norėjom tokį paprastesnį variantą užvažiuoti patiem. Andrai. Rankinis buvo? Visą laiką rankinis buvo užtrauktas. Kol kas mūsų kelias baigtas. O jūs galite pasakyti, ką įdomus galima su juo nuveikti. Be to, kad tiesiog tupai išardyti. Žvarbus sekmadienis, lyja, sninga, nežinau, kas čia darosi. Bet atvažiavo žmogus, nupirko pirmas detalės iš X5. Galinius topus visus su 60 eurų. Tai 60 eurų keliauja į projektą, kiek surinksim už X5 ant dalių. Blogi buvo stopai, nekokios būklės, dėl to reikėjo pigiai atiduoti. Tikrai labai blogos būklės. Einu, parduosiu dar kelius plastikus už 30 eurų. Nes tai va kaip vakės. Dar vis minusas, -1, šalta, o parduodu plastikus, tai oro paėmimo. Ortakiai visokie, žodžiu, priekį, kur ant televizorius būna. Ir nuėmiau slenkščius dar priekį. Slenkščius, kuriuos rytoj turbūt parduosiu už 8 eurų. Tęsiam ardymą prie X5 ir lenkščiai parduoti su arkom kartu 100 eurų. Būklė irgi nebuvo labai gera, dėl to tokia ir kaina jokinga. O gal kažkam atrodys ir brangus. Nu, bet atrodo, nėra to iš nieko iš to X5, bet vat kažkokias smulkmenėlės jau 200 eurų kažkur susirinko turbūt. Bet ne jau, o dar tik tai 200 eurų. Tai va, apardžiau variklį, atsinešiu raktą, to į firminį padarysiu savo prasukimą, pabandysiu prasukti, ar sukasi variklis. Bet šiaip turi suktis, nieko čia baisaus nenutiko, tik apvirtės buvo ir kadangi buvo apvirtės, per filtrą, per filtradėžę šitą, turbūt per vamzdį į turbiną pribėgo tepalas. Nes nuėmus šitą turbinos vamzdį, iš čia pasipylė tepalas ir dabar, kaip matosi, jo tenai iki sparnuotės dar yra daug. Turbūt ir išmetimo sistema daug nuėjo.
Bet aš tą sutvarkysiu. Neimsiu turbiną, išplausiu, išvalysiu. Ir ji buvo gera. Pavarų dėžė taip pat buvo gera. Variklį, kaip ir sakiau, patikrinsiu. Čia vat smūgis rimtesnis buvo gautas. Į apatinį tą traversą. Jisai visas linkęs. Kolonėlė taip pat lūžusi. Irgi buvo klientas, žmogus norintis pirkti. Va, 100 praradau dėl to, kad lūžo kolonėlė. Būtų 100 eurų daugiau uždirbti. Iš vidaus nieko kol kas neparduota. Reikia po truputį toliau ardytis. Saloną, kad jis labai nešlaptų. Kažką truputį minimaliai paardžiau. Čia tie žibintai nuimti, kur sakiau pardavau. Galbūt dar bamperį galinį bus galima parduoti už kažkiek už centus. Priekinė taip pat, kaip ir dažomas, sveikas toks, sakyčiau. Šiandien neplanavau toliau tęsti ardymų, bet parašė žmogus, kad reikia saloną. Tai ardau saloną, rytoj turėtų atvažiuoti pirkti ir tikiuosi nupirks, nes dabar nelabai pačios patogiausias čia sąlygos ir nelabai norėjau jo ardyti ir kaina iš tiesų nėra brangi už jį. Bet aišku, irgi turi savo panešiojimų visokių, nes rida šito automobilio 550 000, man atrodo. Bet tikrai, nereikia jokių karvertikalų, man atrodo, ir įrodymų. Akivaizdu, kad tikrai rida 500, pusė milijono pravažiavusi ir važiavo puikiai iki tol, kol apvirto. Tai va, saloną bandau parduoti pilną už 100 eurų. Pažiūrime, rytoj nupirks. Ir dar viena svarbi labai priežastis, kodėl aš ardau tą saloną dabar. Skubiai pasakė ir net naktį, čia net naktį, bet vakare atvarau ir ardau. Dėl to, kad salonas man labai patinka išmesti, nes čia didelė dalis šiukšlių išsimetė ir toliau visi darbai gali pajudėti, nes salonas užima daug vietos, jį reikia kažkur sandėliuoti, o kai jį parduodi, būna ramu viskas. Salonas tuščias, galima toliau ardyti viską ir tvarkingai susidėti jau smulkesnės, mažesnės detalės. Todėl salonas man labai svarbu parduoti. Čia kalba eina apie senesnius automobilius, toks kaip šis. Kai automobilis naujesnis, saloną perka ir taip be problemų, kai jis geros būklės. Tai va, nuo tada, kai atsivariau X5, praėjo 3 dienos, per 3 dienas išardyta ne per daugiausiai, laiko daug neturėjau, čia nėra laikui kažkoks ardymas ar skubėjimui. Tai tiesiog, kiek turiu laiko, tiek pardau po darbų realiai. Salonas išardytas, laukia rytojaus ir dar gavau vieną užsakymą nuimti galinį reduktorių. Kadangi žinau, kad tam X5 buvo visa važiuoklė naujai perrinkta, priekis galas ir galinis tiltas netgi keistas, tai manau problemų nebus, visi varžtai turi lengvai atsisukti, pusę čia išsitraukti ir taip toliau. Tai už reduktorių paprašiau 100 PM ir iš karto sutiko, gali būti, kad tai per maža kaina, galbūt galim buvo gauti daugiau. Kol kas nepliusuojam šitų pinigų, laukiam rytojaus, ar ima saloną. Nu, reduktorių realiai jau prašė rezervuoti, bet kai parduosim, tada papliusuosim. Kol kas man svarbiausia parduoti saloną, nes užima pusę garažą ir man jisai nereikalingas. Ką, šiandien X5 nuėmiau durų spinelę vairuotojo pusės. Sužinojau naujieną, kad jos kainuoja netgi po 40 eurų už jas prašo, turbūt problema yra kažkokia su jais, problematika kažkokios. Tai žodžiu, aš už 30 eurų konkurencingą kainą pasiūliau ir galim pliusuoti 30 eurų, jau darysiu išsiųsti. Toliau saloną pardaviau, atvažiavo, kaip ir žadėjo, 100 euriukų, saloną pasiėmė, saloną neturim. Dar pliusuojam 100 eurų. Ai, dar ne tiek. Dar 107 eurų priekiniai žibintai pardaviau. Pliusuojam. Ką tik pardaviau dar X5 bagažinę už 60 eurų. Tai va, dar pliusuojam 60 eurų. Vėl tas pats žmogus su X5 atvažiavo ir nupirko. Tai jau susirinko kažkiek centų. Pažiūrėsim, kiek čia gausis. Nu, jau visiškas griautis lavonėlis liko. Bet dalių ir pinigų čia dar yra. Jau savaitėlė kažkur praėjo prie X5 ardymo. Nedaug laiko skiriu, va šiandien gal porą valandėlių skiriu. Nu ir va tokią va betvarkę padariau. Vidus praardytas. Daug yra šiukšlių realiai, labai daug visko išsimetė. Daug nereikalingų visokių detalių. Čia jau biškį pasirašinėjau, susižymėjau, kas kaip kur. Tvarkingai susisandėliuosim. Oi. Truputį apsiardyta, dabar galvoju, kaip nuimti galinį tiltą ir reduktorių, nes yra pirkėjas, kuris nori pirkti. Ten F-kutė blizga, galbūt ką domina. 9K. Tai va, ardau toliau tą X5, ką aš šį naują pamačiau. Nu, kolonėlė ta lūžusi, kaip ir prieš tai matėsi. Čia skylė karteris. Tada. Linksmybės. Razdatkė. Korpusas atskylės. Kartu su laikikliu dėžės čia buvo. Va taip atskyla. Ir kampukas dėžės, bet čia netepalas, žodžiu, pilasi. Tą kampuką galima išsukus varžtą atgal įstatyti, priklijuoti, susimontuoti ir čia dėžė bus veikianti pilnai. Ačiū Dievui bent dėl to. Nu, nebent labai jau ten kažkas tai labai prisikabinės, dėl to prisikabins. Bet parduos tikrai, manau, dėžę. Varikliukas, jis irgi žinau, kad perkamas ant šitos
razdatkės. Kažkas tą razdatkę dar sugalvosim, kažkam parduosim visą dalimis, manau jie. Tai va, tiltas tokios būklės. Reduktorius parduodamas su 105 eurų jau yra klientas. Nežinau, ar jau galima pliusuoti ar ne, bet dar kol pas mane gal nepliusuojam. Tiltas šitas pirktas kažkur tai 105 ar 200 eurų mokėta labai daug. Tiek jisai, kaip suprantu, praėjo, bet skylių nėra. Bet jisai irgi tokia būklė jo jau, kaip minimum, restauracijos prašosi kažkokia tai biški pagražinimo. Nu, jis tiekų dar tinkamas turbūt, bet nesenasis buvo visiškai supuvęs, tai šitas jau pakeistas. Čia toksai, tokie va tiltai būnant X5. O šiaip kėblas buvo sušniukęs, nežinau, kodėl jis buvo daromas. Visiškai neapsimokėjo jo daryti. Baisiai kėblas, va, visos tilto tvirtinimo vietos tokios. Čia jau, nu, tikrai neverta prikelinėti tokias mašinas. Nu, yra ten dar to metalo, bet, nu, va, šitas jau paviršutinis toksai silpnas labai. Tai va, matau, kas čia visokių važiuoklės detalių daug keista ten. Spiruoklės matau naujas, amortikai irgi, man matau, spiruoklės naujas, kaip matau. Viskas tvarkoja. Čia netgi tokie neplyšę. Neaišku, kurie iš jų linkė, nelinkė, kas gavę, negavę. Visas traversas priekinis, tai va, dvi vietos išplėštos. Čia buvo pagrindinis smūgis į tą akmenį greičiausiai iš tai vietai. Ir va dabar likęs šitą pusę variklio su visa važiuoklė kabo tik ant vieno varžto. Ant va šitą, vat. Reiks jį išpjaut kažkaip panaikinti iš ten. Gal razdatkę nusimt, bandyt karobką atsisupt, dėžę pavarų atsisukti ir bandyt dėžę ištraukti. Tada liktų tik priekis. Šitos atsileidžiu varžtus. Gal aišku iškart nusimetu, numetu ant žemės atgal. Ir galbūt tada tik variklį liktų ištraukti. Situacija tokia. Tiek laiko pardžiau, bet nelabai ką pajudėjau. Bet dar vis stebiuosi kaip supuvęs X-as, bliam, baisu. Tai va, reduktorių turiu parduotų 100 kem. Laukiu atsakymą, kaip čia pristatyti. Tiltas galinis tokios būklės 100 kem eurų. Šiandien reikia atversti X-iuką ir užbaigti su priekiu. Nuspręsta buvo taip. Dabar truputį sukaušu už kabiną, atgal paslinks, ištrauksim padangas. Turi išsitraukti. Trauk. Atsargiai. Atsargiai. Dabar jau nusikėlė, atrodo. Ble, čia amortikas vienas tik užsikrygęs. Kas ten? Aš čia žadėjau nusukti, užsirašęs net buvau. Man jos reikėjo iš tiesų. Jau reikia. Variklis išvažiavo. Bus patogiau nusiardyti. Bliam, pamiršom vieną dalyką, kad turėjo motorą nukelt. Išvažiavo. Dabar liko realiai 2 pagalvės ir variklis nusikelti. Ir traversą galima būtų mesti vidų. Ką tik parduotas komforto blokas X5 kartu su galiniu tiltu. Už 160 eurų pliusuojam. Va, toks vaizdas, viskas pažerta. Dabar važiuosiu priduoti kėbulą. Pažiūrėsim, kiek už kėbulą gausim tokį. Ir laidus atskirai. Aišku, įmėsiu dar truputį savo senų kažkokių durų yra. Šiukšlyno reikia išsivalyti truputį. Ir pažiūrėsim, kiek čia pinigų renkasi. Žodžiu, viskas pasikeitė planai labai stipriai daug kartų. Tai X5 paruoštas išvežti į metalą. Bet jo taip ir neišvežėm į metalą, nes buvo priimtas sprendimas, kad geriau nemokamai iškviesti automobilį, kuris paims 2 mašinas iš karto. Jeigu 2 mašinas priduodi, atvažiuoja ir pasiima automatiškai, reikia mokėti už transportavimą iki supirktuvės. Ta proga išardžiau ir antrą mašiną ir Passatą, dar turėjau tokį. Jo salonas liko dar neišardytas, nežinau, paimtų tokį ar nepaimtų. Bandysiu kažkaip atsikratyti, jeigu nepaims, tai ardyti ir šitą saloną, kad ir kaip būtų liūdna. Dar galim papliusuoti reduktorių, 150 eurų, parduotas, tik važiuodamas į Matsūrį jį nuveši ir jį nupirks.
jau sakė, garantuotai perka. Tai pliusuojam 105 eurų ir jau tuo sužinosim, kiek gausim už X5 laidus ir kėbulą pridavę ir tada papliusuosim dar už tai. Dar pamiršau dalyką, kad vakar pardaviau pavarų dėžę automatinę už 205 eurų. Automatinė pavarų dėžė 205 eurų, tai va papliusuojam ir tą. Dar prie X5 projekto galim papliusuoti 50 eurų, jo, nes šitos parduodu apdailas už 20 eurų, negražios medžio. Bet jas turbūt perklijuoja ir perpardavinėja žmonės, nenoriu aš laikyti tokio šlamšto. Šitas Webasto 30 eurų, irgi žmogus tiesiog supirkinėja. Nenoriu jų laikyti, užsilaikys, nusimėtis ir aš jo niekada neparduosiu. Tai va, už du šitos 50 eurų papliusuojam ir pardavinėjam dalis toliau. Atvežiau X5 į metalą priduotojus, sužinosim, kiek gausiu už X5 pinigų. Metalo laužę. Žodžiu, 120 eurų gavosi už X5 kėbulą ir jisai lieka čia tarp metalo. Tai 102 eurų pliusuojame projekčiuką ir dar parduoti vairo stiprintuvo žarną už 20 eurų. Dar papliusuojam ir gaunasi jau kažkur, tai man atrodo apie 1400 gal surinkta kažkas tokia. 300, nu žodžiu, žiūrėsim, kiek čia gaunasi, nespėliojam. Tiesa, dar vienas dalykas, katalizatorius yra. Už katalizatorių jau parašė, kad gausiu 130 eurų. Tai dar 130 eurų katalizatorių pliusuojam. Ką tik žinutėmis parašė, kad reikalingas daviklis už kūro reilo, priekinis daviklis už 25 eurus. Pliusuojam į X5 projektą 25 eurus dar. Nu, grįžtam prie X5 projekto. Parsidavė dar keli dalykėliai, parsidavė. Ir jau beveik turim paskutinę sumą. Aišku, čia iki galo nepardavinėsim iki paskutinio varžtelio. Bet jau turėsim preliminarią kainą ir galėsite įsivaizduoti, kiek galima surinkti pinigėlio iš BMW X5 EPM3 3 litrų dizelio 100 kW suvartyto, kur beveik nelikė kėbulo ir daug detalių pažeistų. Taigi, pridaviau laidus, ką tik buvau, tai iš laidų gavau, sunku pasakyti, nes aš pridaviau ir kelių mašinų laidus, bet esmė, kad iš anksčiau patirtis rodo, kad iš tokio kaip X5 turbūt turėjau kažkur gauti už laidus 70 eurų. Tai pliusuojam 70 eurų už visą pravodkę, visus laidus X5. Apart prie variklio palikau tą dalį, kur ant variklio, todėl kad variklį pirkdamas žmogus dar galbūt norės svapinti ir viską pajungti. Tai yra kompas, variklis su visa pravodkė, viskas dar yra. Tai žodžiu, pliusuojam 40 eurų už visų bloką pardaviau. Pliusuojam 70 eurų už priekinį reduktorių, taip pat pardaviau, išsiunčiau. Ir dabar galvoju, turbiną turbūt nepliusavau. Turbiną irgi pliusuojam parduotą turbiną už 80 eurų. Vakuuminė X5 turbina. Aš nustačiau tokią kainą, o šiaip jos po kokį 120, būna ir 105, bet mano tikslas yra greitai. Mama, atmušėm, šiukšlės išsimėtėm ir viskas, uždarytas klausimas. Tai viskas eina į pabaigą, jau daug maž skaičiuką matų turbūt, kiek gavosi iš tas projektų surinkti. O liko parduoti, manau, variklį už kokius 300 parduosiu. Yra dar purkštukai, manau, kokį 100 galima gauti, papliusuoti bus galima. Ir važiuoklė praktiškai visa yra, razdatkės varikliukas yra, ten dar koks 100 bus. Yra dar tų detalių, dar keli šimtai susirinks, nu aš manau 3000 bendroji sumoje tikrai įmanoma iš X5 surinkti. Iš tokio, būtent tokios tragediškos būklės, tragiškos, suvartyto, sudaužyti ir mažai sveikų dalių likusių. O aš dar pardaviau už torkę, galinę ir numerio apšvietimo juostą po 20 eurų, tai 40 eurų. Ir tai neblogai, sakyčiau, realizavau ir gan greitai. Čia porą mėnesiukų praėjo, darbo buvo, reikalų buvo, tikrai buvo ką veikti ir orai buvo ne patys tinkamiausi tam ardymui, bet susitvarkyti. Tai esmė, kad turbūt, kad jeigu dar kažką parduosiu, dar aišku spėsiu prieš tą video sukuriant paminėti, bet tikėtina, kad čia yra pabaiga šito vaizdo įrašo, todėl parekomenduokit, pasiūlykit, kokią sekančią mašiną galime išardyti, paskaičiuoti, kiek galima pinigėlio surinkti. Man norėtųsi kokios F-kės, aš neardžiau F-kės, tai va, norėčiau F-serijos F10, F11, bet geresnės komplektacijos, gal 3 litrų dizelio 2.5, to vadinamo modelio 525 arba 535, kažką tokio brangesnio, geresnio, daužtą kokią, nežinau, anglišką. Jeigu kažką turit, būtinai pasiūlykit ir paardysim, paskaičiuosim, parodysim, kaip viskas vyksta. Galbūt kažkam bus aktualiai įdomi informacija. Tai ačiū, kad žiūrit, paspaudžiam prenumeruoti, žinoma, ir parašom komentarą, kaip jums ar patiko šitas video.